Ta diena prasidėjo anksti, šiandien turėjom dar susirašyti kelis greičio ruožus, vėliau jau sekė tas pirminis greitas, labai greitas veiksmas, kuris, vadinkim, buvo su šiokiom tokiom kliūtim, su šiokiais tokiais nesklandumais, nes gavom šiek tiek dulkių pačiam pirmam greičio ruože, atrodė, kad jau mes paskęsim dulkių debesyse ir nebeišeis būti net šiek tiek arti Janio Vorobjovo, kuris važiavo švariu keliu, nedulkėtų ir turėjo labai gerą matomumą. Bet po to, aišku, nuo vidurio greičio ruožo prasidėjo lietus ir mus šiek tiek nuramino, nes dulkės pradėjo mažėti, rimti, bet be abejo, pradžioje greičio ruožo mes šiek tiek netekom dėl to neypatingai gerai matomo kelio. Toliau jau sekė liūtis, labai daug skirtingų reiškinių ir skirtingų dangų ir skirtingo slidumo dangų, tai reikėjo labai greitai adaptuotis. Faktiškai tada Visaginas netgi galima pavadinti vietom ne važiavimą, o plaukimą. Tai plaukti sekėsi irgi neblogai pakankamai. Atsilošėm tą, ką buvom pralošę faktiškai pirmam greičio ruože prieš Janį Vorobjovą ir po to jau liko tik tai sudėti taškus čia Zarasuose. Zarasuose šiek tiek atsargiau, nebuvom užsidėję papildomų lempų, sutemo, užsitraukė debesis, užsitraukė dangus ir neteko galimybės turėti vėl matomumą. Tai kiek mes praradom šiandien, tai būtent dėl to nematymo kelio. Dėl dulkių pirmam greičio ruožį ir dėl tamsos paskutiniam. Bet, vadinkim, žiūrėčiau į susidariusią situaciją tikrai pozityviai. Turim antrą rezultatą, turim kelias sekundės atsilikimą, kuris tikrai toli gražu nėra nieko užtikrinantis. Ir aš manyčiau, jeigu mes neturėsim dulkių, neturėsim nematomumo, tai turėtumėm turėti mažą pranašumą prieš Janį, nes turėsim jau šiek tiek pravalytą vėžę, turėsim daugiau mažiau aiškę trajektoriją, kurio galėsim vadovautis ir galų gale galėsim pirmieji sekti laikus ir žiūrėti, kokie mes esame rezultatų suvestiniai po greičio ruožų, ko neturės jisai.